Kai prieš 30 mečius įsikūrusi paskelbė Dusetų dailės galerija, ilgą ir sėkmingą ateitį jai prognozavo nedaugelis. Girdėjo vienos vasaros projektas, bet skeptikai neįvertino nei didžių aukštaitiškų ambicijų, nei jų gylio, siekiančio grafų Pliaterių garbės supratimą, Emilijos Pliaterytės žygius, galiausiai paties Sartų ežero galios, laisvės, kovos, veržlumo, polėkio buveinės. Kelias tiestas dusetiškių, tų, kurie čia gimė ir ne per žingsnį nepasitraukė, tų, kurie išėjo po pasaulį pasidairyti, bet parėjo, tų, kurie atėjo, nes taip norėjo ir Dusetos tam neprieštaravo. Taigi tas kelias dabar jau įgavo bendrinį pavadinimą – Dusetos meno meka. Ir tame nieko atsitiktinio nėra, nes krašto dvasia šimtmečius kurta asmenybės nenuilstamai puoselėja šiandien. Zarasai, kur, kaip sakydavo Petras Tauskas, tai man žinomas toks Čiurlionio muziejaus direktorius ir žinomas tapytojas, akvarelininkas, jisai šitų kraštų buvo kilęs ir jisai atvažiuodavo į sodybą, pavyzdžiui, Duseto į savo kaimą tapyti, jis sakydavo, mano Aukštaitija, taip rašyte prašosi akvarelinių dažų, panoramos, ežerai, o net ir vandens nereikia ieškoti, kur pasisuksi, ten vanduo. Tai natūraliai gamtos grožis, tai tikrai prisidėjo prie kūrėjų. Vis tiek ištakos ir įkvėpimo šaltinis yra gamta. Net ir saukai turbūt irgi imponuoja tam tikrą ramybę visų pirma, kuriem galbūt reikia kartais tokia, kad ramybės, vienišumo kartais reikia. O kitas dalykas yra, dar kas formavo, tai mūsų ta literatūrinė pusė turbūt irgi čia Širvys, čia Vienažindys Antanas, čia Strazdelis, kalbininkai Kazimieras Būga, Antanas Pakerys, Vytautas Mažiulis. Mes ir taip garsėjom, kaip tai lietuvių kalba, literatūra, dailė. Vis tiek mūsų miestui yra virš 500 metų. Tai nėra jaunas miestas ir tikrai turi istoriją gan gilę. Nekalbant apie žirgų lenktynės garsesias, bet visada patirti tam tikras akcentas, neatsiejamas yra Dusetos, tai mūsų herbe yra žirgai, Arvydo Každailio sukurti. Žirgai neatsiejamas su Dusetų įvaizdžiu. Ta tradicija, gili 100 metų tradicija, duoda tokia nuo išskirtinumo. Dusetų dailės galerijos direktoriui, dailininkui Alvydui Stauskui, be daugelio svarių apdovanojimų pagerbtam ir aukščiausių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įvertinimų, nešk savo šviesą ir tikėk, Dusetos gražiausia, geriausia vieta žemėje. Jis tapo Dusetas, lieja akvareles, jis čia gyvena ir gundimams eiti ieškoti pripažinimo svetur nepasidavė. Čia baigiau mokyklą, taip. Čia nuo 1 klasės iki 11 buvo sustiprintas dailės mokymas įsteigtas Dusetose 70 metais ir tada mūsų klasė buvo pirma laida su sustiprinta dailės mokymu. Baigusi pirmokai ir 11-okai baigiamusius darbus gynėm. Tai reiškia 11 metų mokėmės dailės po 5-6 savaitinės pamokas. Klasė dalindavo į 2 grupės ir mokėmės ir tapybos, ir kompozicijos, ir skulptūros, ir keramikos, ir taikomųjų menų kitų, ir meno istorijas, teorijos kursus praėjom. Tiesiog gavom visą dailės tokį gerą išsilavinimą per 11 metų. Nes tikrai dirbo geri mokytojai. Ir dar svarbiausiai, kas džiugu, kad mokytojai patys kūrė. Ir patys rodė parodą, savo darbus. Ir man atsimenu, kada Romas Pučikas atvažiavo, jaunas pedagogas, aš gal koks 5-okas buvau, ir padarė personalinę parodą mokyklos koridoriuose, foje. Ir jo ten tapyba, dar dabar atsimenu, kas buvo pavaizduota.
atsimenu ir žirgų lenktynių, ir motyvus, ir ten gamtos, ir figūrinės kompozicijos Romo. Man kaip vaikui mažam labai didelį įspūdį padarė. Tai kada mokytojas kūrėjas yra ir pats kūrė ir dalyvauja ir parodose, tai mums buvo didelis pasitemti ir mes tada pradėjom norėti daryti parodas. O štai pats žmogus legenda Romualdas Pučiakas, tapytojas, dailės pedagogas, kurio kūryba tiesiogiai nulėmė ne tik Alvydo Stausko, bet ir kitų jo mokinių likimus. Savąją istoriją su Dusetomis vadina nesudėtinga. Iš tarmės juokiasi, nesunku pažinti pasvalietį. Taigi, taip pat aukštaitis. Ir stipriausia grandis toje istorijoje, kad visada jautėsi esąs savoje žemėje. Čia, Dusetose, nors žinojo šią vietą prieš rinkdamasis, kur dirbs 5 po studijų anuomet privalomus metus, tik iš trumpų pavasarojimų prie sartų. Norėjusi irgi pasirinkti tokią vietą, kur būtų daug vandens. Vandens, žalumos, gamtos, kad tu galėtum, atsigauti po darbų, būti toje gamtoje. Ne taip, kad kažkur iš miesto išvažiuoti į gamtą, tu turi joje būti kasdien. Man to norėjusi. Ir galbūt ir prigimtis jautė, kad esu arčiau gamtos, arčiau žemės. Mieste savęs nemačiau. Mane gazdino. Kaimo vaikai man artimesni buvo, kurie galbūt yra ir kažko ištroškę, pasiilgę, žingeidus, smalsus yra. Ir paprasti. Gal ir nedrąsūs. Tai ir kaip tik pasirinkau Dusetas. Kas įdomiausia, kad tuo metu Dusetose kūrėsi sustiprintas dailės dalykų mokymas. Tai reiškia, kad mokymas nuo 1 iki 11 klasės. Klasė dalinama per pusę, mokytojas gali pasirinkti kokį nors dailės dalyką - piešimas, tapyba, skulptūra, grafika. Turėjom tokį gerą mokyklos direktorių, nors jis buvo matematikas, atrodytų toli. Jam prie tiksliųjų mokslų, o jis kaip tik palaikė. Patys kūrėme programas, nebuvo jokių programų, fantazavome, kūrėme kaip reikia, ko reikia vaikams. Tuo metu buvo naujovė kažkokia, tai mums teko pralaužti tuos ledus nuo tokio akademinio mokymo mokykloje vaikams iki tokio laisvos vaikų savyraiškos. Ir man atrodo, kad mums pasisekė. Todėl, kad ir įvairiuose parodose, konkursuose, tiek Lietuvoje, tiek tuometiniai sąjungoje, Amerikoje, yra net ir turiu žurnaliukus vaikų kūrybai skirtus, tai keliuose žurnaluose buvo atspausdinta ir išnagrinėta mūsų mokinių tas kūrybos specifika, kodėl jie tokie. Atvažiavo daugiau dailės mokytojų, mes čia gal dirbame kokie 5-6 dailės mokytojai. Tai čia buvo panašiai gal tokia mokykla toj po Čiurlionio meno mokyklos Vilniuje. Kūrėjui jokia paslaptis. Reikia žiūrovų, šlovės akimirkų, vietos žmonių palaikymo taip pat. Juk nebe pagrindo tas šyptelėjimas, kad savam krašte pranašu nebūsi. Nors viskas daug paprasčiau patikina. Tiesa, galvojęs, kad tų 5 privalomų atidirbti metų Dusetose ir užteks, o tada jau kelsies sparnus. Bet susimąstęs, ne visus numatytus darbus padaręs, reikia ištobulinti dailės mokymo metodiką. Reikia tęsti. Iš tikrųjų susidomėjau dailės pedagogika. Ką galima padaryti? Kaip vaiką sudominti? Dėl to reikėjo, čia negalėjai išmastyti, turėjai tą patvirtinti praktiškai, kaip veikia, kaip tos užduotys veikia, kaip vaikas priima. Ir kitas susipažįsti su vietos žmonėmis, su tom tradicijom, kurios tu įsilieji į tą gyvenimą, tu tampi reikalingas. Kažkam reikia portretą nupaišyti, tai nupaišai portretą. Reikėjo visokių darbų. Tu nesi čia vien tik tai dailės pedagogas arba dailininkas.
Tu turi ir kažką užrašyti, kažkam reikėdavo gražiai. Ne tik čia, bet ir aplinkui tu tampi žinomas, atstovauji, tave kviečia į parodas, į plenerus, tu atstovauji. Ir galų gale atvažiuoja daugiau kolegų. Jau Dusetos tai tikrai tokia kaip kolonija pasidarė, nors čia jokių pastangų kažko dirbtinai nuleistų iš viršaus, kad Dusetose reikia padaryti būtinai tokią. Valdžia ar kultūros ministerija, gal provincijoje reikia kažkokį tai padaryti centrą. Čia viskas savaime, iš apačios. Daugiausia tai iš vietinių žmonių. Na, aš atvažiavęs, bet kiti buvę mokiniai, tai jie sudaro pagrindą. Na, tuo pačiu ir žiūrovai, ir darbuotojai. Taip, ir savęs pradedi nebeįsivaizduoti kitoje aplinkoje. Tik tai čia. Kągi mokytojas atrado, kad pasiektų mokinio širdį, sielą, sąmonę? Esmingiausia, sako, pirmiausia, išlaisvinti vaiko vaizduotę. O vaiko vaizduotę dažniausiai kausto kažkokios jam nepažįstamos visiškai privalomosios užduotys. Ir vaikas tada labai stengiasi kažką, jis net neišgyvena, jausmai tampa užblokuoti. O jis turi kurti iš tos aplinkos, kurioje jis gyvena. Todėl užduotims aš pasirinkdavau tas temas, kurias jis mato aplinkui, čia miestelėje, kaime. Tai vaizduodu, mama melžia karvę, triušiai ten būdo yra, senelis laikraštį skaito. Tokios buitinės scenos arba gamtoje stengtis pamatyti. Ir laisvai. Žinau, kad ateidavo informacija iš televizijos konkurse dalyvaudavo Mano pasaulis. Tai jau ten tarp tų piešinių visi askė, sako, čia Dusetų, čia Dusetų, čia Dusetų, čia. Buvo suformuotas toks specifinis kažkoks tai vaizdas tų vaikų. Tai stebėti, pajausti, išgyventi, atsipalaiduojant. Ir perkelti ar į molį, ar į popierių. Tai čia turi pajausti tą santykį. Vaikas ir tu turi gyventi vienu ritmu. Tarytum, jūs abu einate per gamtą, vaikštote, žiūrite, stebite, kas čia yra įdomaus. Nes ir jį būdavo, ir kūryba gamtoje, daug piešdavom gamtoje, iš smėlio prie ežero lipdydavom. Mokytojas neužsidarė tik mokykloje. Statė Švento Sebastijono skulptūrą žuvusiems partizanams, buvusios sinagogos vietoje suprojektavo atminimo ženklą čia gyvenusiems žydams. Jam nuoširdžiai rūpėjo Dusetos. Kaip, kuo gyvena miestelio bendruomenė. Troško, kad gyventų gražiau, šviesiau. Kartais viskas įvyksta atsitiktinai. Kažkokia idėja šauna. Aš pamačiau, kad čia yra didžiulis laukas prieš seniūniją. Ten buvo miestelėnų daržai. Bulvės, burokai, kopūstai. Aš pasiūliau seniūnui ir pasakiau, kad seniūnė, sakau, čia būtų gerai, kadangi netoli yra bažnyčia, varpinė, reikia sujungti kažkaip, kad atsirastų kažkoks ryšys tarp bažnyčios, varpinės ir ežero, kažkokia erdvė. Ir jungiamoji dalis galėtų būti skulptūrų parkas. Ir prasidėjo kūryba, buvo išlyginta, išrauti krūmai, kas nereikia, šiltnamiai pašalinti. Atsivėrė tikrai gražus vaizdas nuo varpinės link ežero, pro skulptūrų parką. Labai dėkinga vieta ir čia, aš skaitau, buvo labai vykęs sprendimas yra. Ir mes tada patys vietiniai menininkai ėmėmės kurti. Mano yra 2 skulptūros medžio, kitų autorių yra, o po to jau buvo kviestiniai skulptoriai, kurie irgi paliko savo skulptūros darbą. Taip kad dailininkui, jeigu jis nori, čia yra ką pasireikšti, ne tik studijoj dirbant, bet ir miestelį. Panašu, kad kūrėjas pats yra raktas, atrakinantis kitų pašaukimus. Rodydamas savosius darbus visur, kur tik galėjo, mąstė.
kad reikia, kad jau labai reikia Dusetoms dailės galerijos. Jau buvo baigę aukštuosius mokslus, dailės mokslus mano mokiniai ir mes pradėjom galvoti, kur eksponuoti. Tai čia atsilaisvino patalpas ir paprašėme rajono valdžios, kad leistų įkurti galeriją ir taip mes keli ir įkūrėm galeriją, kuri veikia iki šiol ir aišku, niekas negalvojo, kad jinai tiek ilgai egzistuos. Mokytojai Romualdas Pučikas, Eugenijus Raugas, mano klasiokas, ir aš baigėm studijas, mes dirbom mokytojais, galvojom, reikiam ir savo kūrybos parodą parodyti, savo darbus, bet reikia ir atvežti geriausių Lietuvos menininkų kūrinius. Galvojau pirmiausiai dėl mokinių, dėl šios mokyklos, vaikų, kad jie pamatytų profesionalių menininkų kūrybą. Ir tada per pamokas vesdavom vaikus parodyti, kaip kūrė mūsų menininkai, kaip Lietuvos menininkai, kaip iš užsienio. Tai čia buvo didelis džiaugsmas, o galerija tai buvo kaip susibūrimo erdvė. Mūsų Dusetų menininkų kūrybos parodos tada prasidėjo, darėm ir Panevėžyje, ir Šiauliuose dailės galerijoje, ir Arkos galerijoje Vilniuje, ir Kaune. Ir parodėm, kad mes esame Dusetose profesionalūs menininkai, kūrentys, norintys lygiai teisiškai bendrauti ir dalyvauti Lietuvos dailės gyvenime, nes mes jau įstojome į Dailininkų sąjungą ir buvom kaip Dailininkų sąjungos nariai, paskui ir jau buvom, dar mums padėjo, aišku, į mūsų kraštą atvažiavo nors ir vienai vasarai, o iš tikrųjų liko 30 ir daugiau metų gyvena Šarūnas ir Nomedas Saukos, kurie čia mūsų Dusetų miesteliui tokį įvaizdį formavo, kaip ryškus kūrėjai gyvena ir kūrė regione, mažoje teritorijoje, kur nedaug gyventojų, bet jie labai reikšmingi ir faktiškai Saukos sukūrė pagrindinius savo kūrinius čia Dusetose. Po to pradėjome vežioti į užsienį kažkiek. Tai Prancūzija, tai Vokietija, tai Italija, tai Latvija. Leidom leidinius, katalogus, albumus, o po to pradėjom dalyvauti Art Vilnius meno mugėje. Beveik kiekvienais metais mes dalyvavom, jau Dusetų galerija prisistatydavo. Mes pradėjom 8, gal kažkokią parodą pirmąją padarėm, dabar dalyvauja mūsų tokioje meninėje veikloje apie 30 kūrėjų. Nes dabar mes ir priėmėm pakvietėm į savo ratą, kaip sakoma, daryti bendras parodas, tai kartu ir fotografus. Mes jau 30 metų, kaip galerija gyvuoja, ir aš buvau tada jaunas berniukas, 30 metų. O dabar jau 60, tai reiškia, taip metai bėga, bet tas džiugu, kad mūsų veikla neužgeso dar per tuos metus. Geriausia, kad Dusetų kūrėjai turi kur įdėti savo dūšią, sako Alvydas Tauskas, ir užaugo nauja menininkų karta, dirbanti ne tik savo šaliai, pasauliui. Kaip ten bebūtų, gal 30 metų tūkstantmečių rikiuotėje vos mirksnis, vis dėlto galerijai, kaip reiškiniui, reikšmingas skaičius. O meno mekoje, Dusetose, lankytojus įkūręs amatų centrą visuomet sutikti pasirengęs medžio drožėjas Erikas Čypas, sertifikuotas tautodailininkas, dusetiškis, taip pat Romualdo Pučiako mokinys, kuriam mokytojas linkėjo netapti profesionalu, kad išsaugotų savąjį unikalų braižą. Visą laiką droždavai, tai ta. Ir po to jau pradėjau rimčiau, tada jau užsinorėjau amatų centrą. 35 metų kažkur jau buvo svajonė, kad sukurtų amatų centrą, Ir dabar jau truputį kitaip. Anksčiau buvo tas, norėdavos tų parodų padaryti, norėdavos kažkokį vardą gauti. Kad ten meistrą, dabar kokie 5 metai nebesinori to. Noris, kad daugiau vaikų išmokinti, edukacijas vesti, kažkas tos parodyti ženklus, nes ten daug kas nežino. Saulės ženklai,
visokie, aš ten trupučiuką tokie, va čia va yra trikampiukas šitas, va. Trikampiukas yra žaltis vaisingumas, yra moters, saulytė, tai džiaugsmas, meilė, šiluma, ten išdrožės raidė, tai su Dievu, ten kryžiaus ženklai, ten visokie, nu, va, parodai tos mūsų tautiškus ženklus. Tai va, tas pats, kaip būdavo prieverpstėse, verpstėse, tas pats, kaip prieverpstė, kai kalvaratą jie jaunoji neždavosi kaip kraitį. Su rateliu tai ir būdavo mažutė prieverpstė, neverpstė prieverpstė. Ir kuo gražiau vestuvėse nesdavo, kuo gražiau išdrožinėta ta prieverpstė, tuo dvasingesnė nuotaka buvo. Bet dvasių dirbinių tautodailininkas niekada nesutiktų drožti, tvirtina. Tai apie kągi jis galvoja stuksendamas kalteliu, kaip tą gyvastį saviesiems paukšteliams pučia. Draugas gerai pasakė, žinai, drožiu paukščius ir sako, labai tau gera drožti. O kodėl, sakau? Sako, tu nieko negalvoji apie jį. Tu atsisėdi, sako, ir droži. Aš, sako, galvoju, sako, kad nesuklys, žinai, ten kažkokį labai. Ne, aš jų net nesipiešiu. Čia nei vienas paukštis nėra, aš tik įsipiešiu kontūrą ir apskritimą. Aš niekur nesimešiu. Nei trikampiukai, nei brūkšnė, nieks šiandieną nepiešta, čia viskas iš galvos. Greitai, va, tik, aš net nežinau, pradedu drožti, aš nežinau net kas bus. Aš žinau, kad čia bus saulės ženklai, žinau, kad nes saulės ženklas pas man visur figūruoja visoks koks ir žinau, kad jis bus, bet koks jis bus, aš nežinau, kaip jis bus, aš nežinau. Kai pabaigia, tada, žinai, va, tas įdomu ir nesipieši visai. Reikia dirbti ir žiūrėti tai ženklais ir vis vieną kartą taip išdroži, kitą kartą taip ir tie ženklai, kiek jų yra, begalybės jų yra. Tie raižymai, ten čia yra va drožyba, tada drožyba su raižymu, tada yra iškilioji drožyba, skulptūrinė drožyba, čiagi... Bet aš daugiau einu, va, kad ir paukščiai pas mane. Vat jie visur yra, matot kaip yra, vat Romas, kaip gerai sakė, linkiu, kad taptum neprofesionalu. Vat čia ir yra, į paukštį dėtas ženklas, vat žaltis. Jųgi tokių nėra, bet aš juos tokius matau, suprantat, matau vėl tie ženklai mūsų tautiškas, aš vėl įdedu į skulptūrinius paukščius. Nors čia yra jau nebe plokštuma, ne geometrinė drožyba, bet aš vis tiek įdedu vat, ir reliefinę, ir geometrinę vat, į tą paukštį. Man taip atrodo. Ir dėl to vat, atrodo, paukštį padarau, vis tiek aš norėjau šitam paukštį įdėti vat, saulės ženklą. Vat ir išdrožiau. Vat čia vat ažūro. Čia raižymas jau. Vat vėl, nu, dėl to taip gaunas, nežinau kaip. Ir aš vat, nepabėgu nuo šitos. Aš vėl drožiu, vis tiek man ta geometrija drožyba ir vis tiek tie ženklai, man jie visi matyti taip. Ir aš kartais galvoju, man reikia kažką kitą, ne. Ir vis tiek jie man gaunas ir matyti jau bus visas gyvenimas. Medžio meistro paukščius ypač pamėgo japonai, nors pastaruoju metu stebi ir gerokai didesnį lietuvių susidomėjimą. Prieš kiek metų, 14 metų droždavau verpstės prievis, aišku, jas pirkdavo mažiau. Ir dėl to aš sugalvojau padaryti paprastą paukščio formą ir į tą paprastą paukščio formą sudėti ženklus mūsų. Prieverpsčių, verpsčių ženklus sudėti paukščius. Ir čia grinai aš sugalvojau. Ir grinai pasiteisino tas dalykas, bet dabar jau aš labai nustebau. Žmonėm irgi, jau žmonėm reikia. Mums lietuviam jau reikia, jau mes verčiam jiems. Jau jam reikia. Turiu aš paveldą geldom irgi. Vėl mano raižymai. Vat ažūra, vat saulės ženklas, vėl aš įdedu tą patį, kas ateina, nu vis tiek žmogus turi savo stilių ir jau nuo jo nepabėgsi. Bet vėl aš visur, kad ir geldosi, kad ir kažkur kitur aš dedu mūsų ženklą. Myliu gal aš jos tos ženklus mūsų lietuviškus, nežinau. Ligoninėn, atsimenu, paguldė ligoninėn, aš įsitraukiu medį ir drožinėjau, seselėm paverpstytę. Nu vat visur toks, vat vis, pažiūrėjau, visur toks, vat surišta viskas. Amatų centrą Erikas Čypas vadina svajonės išsipildymu, senosios keramikos rinkimą, aistrą, užsimena turintis dar vieną godą. Paskui moja ranka, nesakysęs, bet persigalvoja. Kodėlgi ne? Kai siūlau 60 metų važinėti po Lietuvą, nusipirkti autobusiuką, išrašyti paukščiais ir vaikus mokinti drožinį. Tokia biški durna svajonė, bet gera.
Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.